Nesėkmės tavo gyvenime gali kartotis ne todėl, kad tau nepasiseka, bet todėl, kad tave valdo sena pasąmoninga programa. Praeitose video kalbėjome, kaip mus ribojantis įsitikinimai ir programos pasąmoningai gali įtakoti mūsų elgesį ir net gyvenimą. Daugelis žmonių taip ir nugyvena visą likusį gyvenimą su šiomis paslėptomis programomis, įsitikinę, kad jie negali būti laimingi, negali būti mylimi, kad negali turėti gražių santykių, kad gyvenimas yra kančia ir kad reikia labai daug ir sunkiai dirbti. Kad atpažintumėt šias programas, paruošiau daugiau jų pavyzdžių. Štai jie. Pirma, santykių programa. Moteris visą laiką nutraukdavo santykius, vos tik jie pasidarydavo artimesni. Ji manė, kad taip apsisaugo. Vėliau prisiminė, kad mama ją mokė. Niekada nepasitikėk vyrais, nes jie visi tave paliks. Tai buvo ne jos tiesa, o tiesiog mamos perduota programa, kuria ji patikėjo ir kuri neleido jai turėti gražių santykių. Antra programa – baimė prašyti pagalbos. Vyras niekada neprašydavo aplinkinių pagalbos, net kai jam būdavo labai sunku. Mat vaikystėje jisai vieną kartą išgirdo. Tik silpni vyrai, tik silpni žmonės prašo kitų pagalbos. Todėl užkluptas labai sunkių akimirkų, sunkių momentų ir didelio darbų kiekio, jisai likdavo visą laiką vienas ir dėl to labai kentėdavo. O dabar gera žinia mums visiems, šiuos įsitikinimus ir programas galima pakeisti. Jei tau ši tema įdomi, komentuok po šio video noriu ir padarysiu daugiau tokių video, kaip galima šias programas atpažinti ir pakeisti.